Šiandien pažiūrėsime, padarysime šitą backstage'ą vienu iš techniškai labiausiai advanced mūsų daromų darbų. Tai bus susijęs su mūsų komanda. Ir pagrindinis šito projekto rėmėjas yra Camren. Ten galite išsinuomoti savo reikiamą įrangą. Kiekvienais metais, mėnesiais jie naujinasi asortimentą. Tai viską, ko reikia, ten rasit. Ir taip, jie mums parūpino įrangą, kurią mes naudosime šiandien. Tai įrangos aprašymą aš paliksiu description'e, kas geekai galit pasižiūrėti, o kas atėjote pasižiūrėti, kaip tie gražūs šotai išeina, kaip viskas pasidaro, kaip planuojasi, tai žiūrim toliau. Į ką mes čia iš tos įrangos susirinkom? Aš visko dabar pavadinimais nevardinsiu, bet main dalykai, kurie čia matosi. Tai stabilizatorius, Roninas, šviesos, spalvotos ir nespalvotos, kamera, lensai ir power sources, kad galima būtų šviesos pasijungti nuo bet kur. Tai va, išsitestuojam šitą įrangą ir lekiam į jau main filmavimus. Tai va tokie pas mus šiandien filmavimo reikalai. Ką tik sukrovau visą mašiną, pilną dalykų, visos lempos, kamera suryginta, įdėta į vidų ir važiuojam pasiimti Martyno iš stoties. Jis atvažiavo iš Kauno ir varysim filmuoti. Pirmas filmavimas 10 valandą, jis atvyksta 8 tram. Dabar yra 8. Spėsiu, gal. Vloging! Ne vloging, pisiu šūdus. Užkūrėm tą mašiniuką ir dabar traukiam čia Rygus opciją. Mūsų šiandienos filmavimo aparatas. Reikia išskleist, padėti ant žemės. Gražiai. Ai. Jo. Tai va, šiandien mes filmuosime su Lumix S1H, su Ronin RS3 Pro, su Filworld monitorium. Viskas Maxis yra šitas. Ir žodžiu, turim manual fokusą, 2.4 lensą ir su juo darysime rolling shotus. Dar po to turim tokį, tada turim tokią džiavenkę, kur Roninas galės va tai va užsidėti ir tada filmuosim va tai va. Bet žodžiu, dabar sunku viską laikyti, davai nešamės daiktelius ir tada jo, susitvarkysim reikalus. Važiuojam ir filmuojam. Gerai. Martinas iš čia filmuoja. Nežinau, ar jūs norit susiskambinti. Aš tau rankytę parodysiu po juos. Filmuojam stilus tarp gražių namukų kažkokių, kurie čia statosi. Aš galvoju, kad mus čia išvarys mygom. Aš ir pafotkinti gavau, žiūrė. Kas gavo ir pafotkinti iš Marčiaus kamerą. Ir pasistatysime naują spotą. Aš duosiu Marčiui kamerą pasibandyti. O, pareina. Pasibandys, kaip tas Rygas veikia, kad ir jis galėtų rolleriu pafilmuoti kitiem. Ir jo. Šiaip labai gerai telpam į laiką. Dabar yra 11:30, apie 1 imsim filmuoti Rapolo mašiną. Tai va, kaip čia viskas atrodo pas mus gražiai. Jo. Beautiful. Taigi, kas čia dabar vyksta? Kasparas nusprendė, kad reikia mašiną pastatyti ant kalno. Kažkas gal gausis, bet per tos lapus tai čia no grip.
Nėra čia vietos, čia jau braukia. Nėra čia jau braukia. Braukia lipa? Taip. Zaibys. Hello. Sveiki. Žieka, ką gavo. Nu tai va, atvarė Rapolas, perėmė BTS-o filmavimą ir dabar filmuosim ir prie tą pačią jo krekždę. Tai ką tik buvom Vilnius Outlet, biški kažką po kažką. Niam. Šitas mėlynas dalykas išvažiuoja, pastatysim ir varom toliau dirbti. Blet, tu esi irritation combo, tiesiog, tipo, pas tave mikrofas rankoje, kuris turėtų būti uždėtas ne man prie burnos, ant kameros sėdi ir dar tu, blet, čepsi. Downey on the track. I got a bunch of niggas in the studio. That's gang though. Everybody good over here, you heard? Konnichiwa. Ką ten mobiliaką čiupinėjai? Kas po mašiną. Okay, naudojam šitą Epic Rygą, toliau filmuoti Epic kadram. Ir dabar einam pasidaryti plovimo, mašinos plovimo. Šitas visiškai neplanuotas kadras, toks, kur tipo pasakė, kad reikia mašiną nusiplauti, tai mes iš paskos atbėgom. Camrem.lt. Sveiki. How you doing? Aš derinu reikalus. Laukiu noriu kakų ir nusiplaut mašiną. Never been a hater. I just stick to my paper like a stapler. Yellow bone, smoking purple, LA Lakers. If she give me pussy on the wake up, double cup of carrot juice. Oh, that's my savage juice. I just caught the Audemars. Oh, in a paddock too. Dripping in that iceberg. Oh, in that capital. Aš tai jau все, aš sušalau. Aš einu atgal, Martynas dar filmuoja main shotus, kaip ten plaunasi ir dabar varau paruošiu jam vietą, kad galima būtų patogiai nufilmuoti rollerius. Tai jo, įkelsiu porą kadrų gal čia, bet needitintų, nes dar nespėsim. Hey bro, don't you cup that hoe? Cause I done had it too. They said that they packing, oh we packing too. Run up like what's poppin' and what's brackin' too. Said I would get rich, they made it happen too. Take a picture with your bitch and tag her too. Savage mode. Ne, va dabar jau. Oh. Su lightsaberiu, bičias. Wow. Šimtas visas. Apšė ledas. Tas antras ledas. O, atliek lempą. Na, ir čia rimtai. Šiaurys, man. Man reikia čia dienos. Įdėk į vidų. O, pizda, kai gerai. Diena, na. Kas pasakytų, kad čia yra neveikiančios lempos. Čia yra tiesiog LED kvadračiukai tokie įdėti į lempą. Kas čia vyksta?
Pilam kūrą. Pilam kūrą ir važiuosim mūsų stuntmeną šiandien. Darava. Tai parodysim, Man kaip čia atrodo, važiuosim. sakė, negalima stovėti, nes čia tvarka, tipo daro tvarką, kad čia nedaryti nieko. Tai mes sutvarkysim. Ten, karočiui, yra tiltelis. Nu ir toj pamatysit, kaip čia mes važiuosim. Mes su tralu tik tai. Tempsim. Tempsim su tralu. From the street said I fell out, never realized that these niggas thought I went soft. Now it's do or die again. I be a friend to the end. No, it ain't Chucky, it's the underground kingpin. A-L-K-A-P-O-N-E. You know me, Scarface out, buck wild, crazy motherfucking G. Dust my 9 off, cause it's time to put in work. Diena 2, kaip filmuojame šitą filmą. Mes su Martinu išjudėsime po kelių minučių į next spotą. Lemba žiauriai šviesų. Gerai. O, susikraunam manatkės ir judame į Roko garažą filmuoti interviu. Hello, Rapolas. Va taip Rapolo mašina darė, kai važiavo per tą gulintį. Nedarė, nes jis nevažiavo per tą gulintį. Rapolas varė per žolės. Rapolas dūrė per žolės. Tai va, atvažiavom pas Rokį. Gerai. Ir dabar filmuosim jo interviu prie jo lenktyninio bolido, drifto bolido, kuris yra pastatytas žiemos miegui. Tai va, apšviesim gražiai šitą garažą su apšvietimu, kurį turime, ir bus žiauriai gražu. Nu va, šiaip praėjo labai nemažai laiko, kada mes dasimušėm tuos BTS filmavimus, šitą main filmavimą visą, šito žiauriai stipriai cinematic projekto. Dar kartą ačiū Cameron.lt, kad pasuportinant šito projektą ir galėjom išnaudoti žiauriai gerą įrangą ir padaryti žiauriai gerą projektą. Ta projektą pamatysite netrukus, kada nors, kai pabaigsim montuoti, nes ten visai yra reikalų. Su tais visokiais overlayinimais, šito dialogo ir taip toliau. Visi planai ir future upgrade'ai automobilių ir sezono bus paminėti irgi tame main video, nes buvo apklausti ir va visi Rapolas. Ir jis papasakos ten, kokie yra tolimesni planai jo automobiliai. Tai va, o mes filmavom šitą visą dalyką prieš daug laiko. Dabar yra Alio, galia. Jonas. Aš dar teisės turėjau. Jo, tai va, Rapolas be teisė. Jeigu kas dar nežinojo, tai nors visi žinojo. Bet jo, dar Rapolas teisės turėjo, mes šitą dalyką filmavom ir... Realiai, palauk. Mes filmavom dar prieš tai, kai buvo susitikimas su teisėsauga. Čia žiauriai senai, čia net ne spalio gale, o spalio vidury arba pradžioj. Ir aš dar ilgus plaukus turėjau. Jo. Dabar, kaip matot, mano garbanų nebėra. Gaila mane prikalbino greičiau negu Kasparą. Tai netgi ir garažą
naują susimąstėm išsinuomoti kartu su Rapolu, čia dabar mūsų toksai main ofisiukas. Tai va, laukit main projekto, tikėkime, kad patiks, tikiuosi, kad labai jums patiks šitas dalykas, sharinam, subscribinam, dalinamės. Laikinam, presinam bell notification butoną ir pasidalinam video su draugais. Žiūrėsim, ką čia galima bus padaryti tą kitą sezoną. Aš dar savo planų niekam nepasakojau, bet pažiūrėsim. Tie plaukai nebuvo crazyas dalykas šiais metais. Jo, gal ir durnesnių planų turiu. Bet čia irgi finansai pasakys.